Kauno geležinkelio stotis ir šiame video aš parodysiu kelionę traukiniu iš Kauno į Gdanską. Jau šiandien vakare aš turiu pasiekti Gdanską. Kelionė truks apie 10 valandų. Varšuvoje reiks persėsti į kitą traukinį, bet viską įsamiau sužinosite žiūrėdami šį video. Peronai kol kas tušti, traukinys atvyks į pirmą kelią, pirmas peronas. Ir nieko nėra, žmonės eina tik tais į traukinį, kuris važiuos į Vilnių. Stoty nelabai išeina pafilmuoti, nes prie kiekvienų durų priklijuoti tokie draudžiami ženklai, kad negalima filmuoti, fotografuoti. Kas yra labai keista, kad Lietuvoje draudžia tokį dalyką. Kažkaip nesu susidūręs kitose šalyse, skyrus Lenkijoje kartais irgi būna draudžiama. Štai kitos durys, viskas apklijuota. Viduje yra apsauginis, atidžiai stebi visus. Tai aš tik šiek tiek stoties vidų pafilmavau, jam nematant. Nenoriu konfliktų turėti prieš išvažiuojant į kelionę. Stotyje nėra jokių užkandinių, jokio maisto negalima nusipirkti. Na gerai, bent jau kavos yra aparatai. Ir tualetas dar yra. Nereikia mokėti kažkodėl, nors padaryta, kad reikėtų, bet galima eiti nemokėjus. Neveikia turbūt. Nueisiu dabar prie traukinio, kuris važiuoja į Vilnių. Išlydėsim šį traukinį ir neužilgo jau atvažiuos traukinys į Varšuvą, tiksliau iki Mockavos. Mockavoje perlipimas ir tada jau traukiniu iki Varšuvos. O toliau Varšuvoje aš vėl turėsiu perlipti į kitą greitą į traukinį, kuris mane nuveš į Gdanską. Gražus traukinys stovi, kuris važiuos į Vilnių, 2 aukštų, elektra varomas. O į Mockavą atvažiuos vienaukštis, dizelis. Tik nežinau kokias, yra 2 tipų važiuoja. Bet ar tas tipas, ar tas, tai yra Lenkų gamybos traukiniai. Ir tiltas per bėgius, likęs nuo dar sovietinio laikmečio, senas tiltas, tokias jau apgriuvęs. Bet jis neuždarytas, veikia, galima palaipioti, aš užsilipsiu į viršų, kaip tik pažiūrėsiu, kaip traukinys išvažiuos į Vilnių. Turbūt nematęs remonto nuo sovietmečio pabaigos. Reikia eiti atsargiai, kad neužkliūtų koja kur nors. Daug apskilusių laiptų yra. Įdomu, dėl ko ant tilto yra šita aikštelė. Gal kas žiūrite mane iš Kauno ir atsimenate, nes jinai man tokia be jokios paskirties, bet sovietmečiu turbūt kažkas ant jos viršaus buvo. Gražus vaizdas atsiveria nuo tilto. Nei vieno traukinio nematyti Kauno geležinkelio stotyje. Viskas tuščia. Liūdna matyti tokį vaizdą. Ten yra peronas geltonai nudažytas. Anksčiau iš tenais važiavo traukinys į Balstogę. Gaila, kad nuėmė tą traukinį. Buvo galima nuvažiuoti į Suvalkus, pasivaikščioti ir tą pačią dieną grįžti tuo pačiu traukiniu. Ten yra vėžios tos europinės nutiestos iki čia, bet traukinys joks nevažiuoja tiesiogiai tomis vėžiomis į Europą. Koks senas pastatas prie pat traukinių stoties. Kažkas jame turėjo būti praeityje. Galbūt dar išlikęs nuo tarpukario laikų. Stotis tai buvo sugriauta per karą antrą pasaulinį. Ir dar stovi toks vieno vagono traukinukas, kuris važiuoja iki Bartus arba Marijampolę. Paskelbė mano traukinį, kuris netrukus atvažiuos. Jau matau, jis atvažiuoja. Nemažai yra keliautojų. Galbūt dėl to, kad ilgasis savaitgalis nusimato. Daug kas nori aplankyti Lenkiją. Na, o aš noriu tiesiog pakeliauti po Lenkiją, Gdanską ir daugelį kitų miestų noriu aplankyti. Ir bus kitose videose apie tai. O dabar lipu į traukinį ir važiuoju iki Mockavos.
vienas geriausių traukinių, kuris yra Lietuvoje, 730. Toks pats važinėja ir į Klaipėdą, ir į Rygą. Atvykome į Marijampolę, daug žmonių išlipo, iš tikrųjų galvojau, kad čia beveik visi važiuos į Lenkiją, bet pusė traukinio beveik jau ištuštėjo. Daug kas išlipo Kazlų Rūdoje, daug kas Marijampolėje. Šis traukinys tapo labai populiarus tarp šių miestų, kas keliauja iš Vilniaus. Labai graži Marijampolės stotis, man jinai viena gražiausių Lietuvoje. Šeštokuose traukinys nestoja, labai keista, kad nors minutė galėtų sustoti. Na, iš ties keista, netgi kaip ir į Rygą važiuoja traukiniais, nestoja Kėdainiuose, Jonavoje, tokiuose miestuose, kurie jau žymiai didesni nei kad Šeštokai. Šeštokai tai kaip kaimas toksai didelis. Pas mus ir taip tas geležinkelis jau yra nykstantis ir labai gaila, kad netgi pro pravažiuojančius miestus traukinių yra nenumatyta sustoti. Nemanau, kad Lietuvoje yra tokie atstumai, kad būtų taupoma ant laiko. Atvykstame į Mockavą, jau keleiviai ruošiasi išlipti, persėsti į kitą traukinį. Tuoj įvyks persėdimas. Mano vagonas yra 13, bet aš dar neskubu. Ir kas labai malonu, štai naujovė, anksčiau to nebuvo, dabar yra ir vagonas restoranas. Tai ne tik, kad 3, kiek iš viso 1, 2, 3, 4, 5 keleiviniai vagonai ir vienas vagonas restoranas. Puiku, populiarumas šio traukinio tik didėja ir praleisti laiką, kad neprailgtų laikas važiuojant, bus galima užeiti ir į vagoną restoraną. Mėgstu aš traukiniuose užeiti į tuos vagonus, kur yra restoranai, barai, vadinami kaip kokioj šaly. Bistro kitur vadinasi, kaip Bulgarija, Rumunija. Taigi tenais man labai įdomu būna, jie visi skirtingi ir gana įdomu praleisti laiką, smagu. Visi jau sulipo. Bet aš dar niekur neskubu, nes dar tik atvažiuoja lokomotyvas, kurį turės prikabinti. Taip, kad nėra ko skubėti, bet žmonės nežinantis iš karto perlipa užsiimti vietas, galvoja, kad va tuoj mes ir važiuosim. Bet iš tikrųjų dar teks palaukti apie 20 minučių. Šio traukinio yra ir pirmos klasės vagonas, bet jisai, matau, visiškai tuščias, nes lietuviams jį neparduoda bilietų. Jau nuo Trakiškių galima pirkti ir pirmos klasės vagoną. Następna stacja Trakiszki, ladies and gentlemen, next station Trakiszki. Išvažiuoju iš Trakiškių ir dabar kitas sustojimas bus jau Suvalkai. Ne visos vietos užimtos, yra ir laisvų vietų. Aš tai važiuoju su dviese, mes važiuojam. Persėdom į kitą skyrių, laisvesnį, nes ten, kur turiu važiuoti, tai pilnai užimta 6 žmonės. O jeigu yra laisvų tokių skyrių, tai galima be problemų leidžia persėsti ir nebent kas nors įlips vėliau ir su bilietu šios vietos, tai pasakys, nu tada pereisiu į savo vietą. Privažiavus Balstogę nueisiu į vagoną barą, pažiūrėsim, kaip tenais aplinka kokia.
Suvalkų geležinkelio stotis. Ir nebijokite išeiti pasivaikščioti Suvalkuose ir Balstogėj. Traukinys čia stovi 20 minučių, o kartais net ir ilgiau, apie pusvalandį, bet žmonės neišeina. Na, dabar biškai vėjuota, tai tokis šaltesnis oras, gal dėl to neišeina, bet tarkim netgi vasarą karštam vagone tam sėdė ir neišeina, nes nežino, niekas nepraneša, kad traukinys ilgai stovės šiose dviejose stotyse Suvalkų ir Balstogės. Aš jau kai žinau, kai dažnas esu keliautojas šiuo traukiniu, tai visada išeinu pamiklyti kojas, nes ir taip sėdi po kelias valandas vienoj vietoj, tai reikia prasivaikščioti. Mano vagonas 13. Ir čia iš karto eina vagonas baras, į kurį aš paskui užeisiu, atsigersiu kažko, gal pavalgysiu, kokios sriubos būtų gerai, nes Gdanske turiu būti apie 11 valandą vakaro. Tai jeigu su traukiniu viskas gerai, nevėluos, aš tada spėsiu į kitą traukinį, nes man yra tas laikas iš vieno traukinio į kitą tik tais pusvalandis laiko. Todėl šis traukinys turi laiku atvažiuoti. Ir manęs lauks labai toks ypatingas traukinys, greitasis Lenkijos traukinys, kuris vadinasi Pendolino. Taigi su ir važiuosiu, o štai lokomotyvas važiuoja, kuris bus prikabintas kitoj pusėj. Tai štai apie tą greitąjį traukinį. Tas greitasis traukinys nuo Varšuvos iki Gdansko atvažiuoja per 2 valandas, gal 18 minučių. Kažkas va taip net 2,5 valandos nevažiuoja. Tai gana greitai. Balstogės geležinkelio stotis. Naujas peronas pastatytas. Man liko paskutinė atkarpa nuo Balstogės iki Varšuvos ir po to dar Gdanskas. Na štai, aš jau Varšava Wschodnė stotyje ir šioje stotyje turiu dabar perlipti į kitą traukinį. Tuoj šis traukinys išvažiuos ir aš einu ieškoti savo traukinio, kuris turi išvažiuoti po 20 minučių maždaug. Einu dabar, man reikia pereiti į 4 peroną, pasižiūrėjau informaciją, tai traukinys iš Varšava Wschodnė į Gdanską iš 4 perono. Šis traukinys nevėlavo, kas yra labai gerai, tai taip aš pasižiūrau. Peron 2-7. Man reikalingas 4. Daug peronų, iš viso yra 7 peronai. Į Zakopanę galima iš čia važiuoti šios stoties, kas labai gerai, kas mėgsta tą kraštą. Daug mūsų lietuvių keliauna į Zakopanę. Šiuo traukiniu aš važiuosiu į Gdanską. Štai aš ir Gdanske. 2 valandos su trupučiu nuo Varšuvos ir aš jau esu čia. Taigi išvažiavau iš Kauno
maždaug pusė 2 dienos, be 22. Dabar yra po 11:10 minučių vakaro ir štai Gdansko gražioji stotis. Džiaugiuosi, kad yra galimybė iš Kauno atvažiuoti, iš Vilniaus, iš Kauno, nesvarbu, iš Lietuvos atvažiuoti į Gdanską, į šį nuostabų miestą. Čia praleisiu keletą dienų, paskui važiuosiu į kitus miestus, pajūrių, taip, į Helį važiuosiu, gana bus įdomu, taip kad atsisveikinu su jumis iki kitų video. Likite sveiki, ate.